Treneri, tai sveikinimai su pergalė ir jūsų mintis po rungtynių. Džiaugiamės, aišku, labai, bet trūksta vieno žingsnio mums, kiek žinau, iki finalinio ketvirto, tai viskas presis šeštadienį. Ir šiaip iš principo rungtynės, kurias turėjom laimėti, tai buvo pakankamai gerai. Pusė rungtynių jautėsi šiek tiek galbūt jaudulio pas kai kurios. Suprantama ir Telšių situacija, maža rotacija, tai atidavinėjom metimus, šiek tiek abejojom gal atakuoti krepšį. Galų gale, jeigu atakavom, tai su abejonė kažkokio nepasitikėjimo. Tai smagu, kad antroji pusė pavyko jiems susitvarkyti psichologiškai, susimesti metimus ir smagi pergalė. Pirmi du kėliniai atrodė praktiškai identiški. Pirma kėlinių pusė pabėgdavo, įgydavo dviženklį pranašumą, bet kėlinių pabaigose vis pritrūkdavo, atrodo, Telšiai susigrąžindavo ir priartėdavo. Kaip tą aiškindavo? Buvo be galo daug dovanėlių. Pirmiausia, tai vėlgi pirmoji pusė nepataikyti metimai, ką jie atidavinėjo, mes tikrai metėm laisvi. Ir tikrai buvo dovanėlių, kurios mes žingsniavom lygioj vietoje, pamesdavom kamuolius, kas realiai netgi ir tos klaidos psichologiškai tave stumia žemyn. Tai manyčiau, čia šitie dalykai. Turnyrinę lentelę žvelgiant, turbūt anksčiau į tolį planuot buvo kažką sudėtinga, nes viena pergalė gali nustumti tave į apačią. Dabar, kaip suprantu, tikslas pergalė Kėdainiuose ir galimybė varžytis toje naujoje pristatytoje taurėje. Be abejo, mes kausimės ir norim ten patekti ir mes pirmiausia įsibrėžėm tokį tikslą tyliai patekti į aštuntuką, o tyliai svajojam ir apie ketvirtuką. Dabar yra realu, visiškai realu. Jeigu ir nepavyktų, čempionatas nesibaigė, tai kausimės toliau. Bandysim įrodinėti savo vertę. Palinkėčiau, kad pavyktų. Ačiū labai.